Lietuvos Respublikos konstitucija. Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 dienos referendume. Lietuvių tauta prieš daugelį amžių sukūrusi Lietuvos valstybę, jos teisinius pamatus grindusi Lietuvos statutais ir Lietuvos Respublikos konstitucijomis, šimtmečiais atkakliai gynusi savo laisvę ir nepriklausomybę, išsaugojusi savo dvasią, gimtąją kalbą, raštą ir papročius, įkūnydama prigimtinę žmogaus ir tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje, nepriklausomoje Lietuvos valstybėje, puoselėdama Lietuvos žemę, tautinę santarvę, siekdama atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės, atgimusios Lietuvos valstybės piliečių valia, priima ir skelbia šią konstituciją. Pirmas straipsnis. Lietuvos valstybė. Pirmas straipsnis. Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika. Antras straipsnis. Lietuvos valstybę kuria tauta, suverenitetas priklauso tautai. Trečias straipsnis. Niekas negali varžyti ar riboti tautos suvereniteto, savintis visai tautai priklausančių suverenių galių. Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką. Ketvirtas straipsnis. Aukščiausią suverenę galią tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus. Penktas straipsnis. Valstybės valdžia Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos prezidentas ir vyriausybė, teismas. Valdžios galias riboja konstitucija. Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms. Šeštas straipsnis. Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas. Kiekvienas savo teisės gali ginti remdamasis konstitucija. Septintas straipsnis. Negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas konstitucijai. Galioja tik paskelbti įstatymai. Įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. Aštuntas straipsnis. Valstybinės valdžios ar jos institucijos užgrobimas smurtu laikomi antikonstituciniais veiksmais yra neteisėti ir negalioja. Devintas straipsnis. Svarbiausi valstybės bei tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu. Įstatymo nustatytais atvejais referendumą skelbia Seimas. Referendumas taip pat skelbiamas, jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 300 000 piliečių turinčių rinkimo teisę. Referendumo skelbimo ir vykdymo tvarką nustato įstatymas. 10 straipsnis. Lietuvos valstybės teritorija yra vientisa ir nedalijama į jokius valstybinius darinius. Valstybės sienos gali būti keičiamos tik Lietuvos Respublikos tarptautinė sutartimi, kai ją ratifikuoja 4/5 visų Seimo narių. 11 straipsnis. Lietuvos valstybės teritorijos administracinius vienetus ir jų ribas nustato įstatymas. 12 straipsnis. Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais įstatymo nustatytais pagrindais. Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis. Pilietybės įgyjimo ir netekimo tvarką nustato įstatymas. 13 straipsnis. Lietuvos valstybė globoja savo piliečius užsienyje. Draudžiama išduoti Lietuvos Respublikos pilietį kitai valstybei, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinė sutartis nenustato kitaip. 14 straipsnis. Valstybinė kalba yra lietuvių kalba. 15 straipsnis. Valstybės vėliavos spalvos geltona, žalia, raudona. Valstybės herbas baltas vytis raudoname lauke. Valstybės herbą, vėliavą ir jų naudojimą nustato įstatymai. 16 straipsnis. Valstybės himnas Vinco Kudirkos tautiška giesmė. 17 straipsnis. Lietuvos valstybės sostinė yra Vilniaus miestas, ilgaamžė istorinė Lietuvos sostinė. Antras skirsnis. Žmogus ir valstybė. 18 straipsnis. Žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės. 19 straipsnis. Žmogaus teisė į gyvybę saugo įstatymas. 20 straipsnis. Žmogaus laisvė neliečiama. Niekas negali būti savavališkai sulaikytas arba laikomas suimtas. Niekam neturi būti atimta laisvė kitaip, kaip tokiais pagrindais ir pagal tokias procedūras, kokias yra nustatęs įstatymas.
Nusikaltimo vietoje sulaikytas asmuo per 48 valandas turi būti pristatytas į teismą, kur sulaikytajam dalyvaujant sprendžiamas sulaikymo pagristumas. Jeigu teismas nepriima nutarimo asmenį suimti, sulaikytasis tuojau pat paleidžiamas. 21 straipsnis. Žmogaus asmuo neliečiamas. Žmogaus orumą gina įstatymas. Draudžiama žmogų kankinti, žaloti, žeminti jo orumą, žiauriai su juo elgtis, taip pat nustatyti tokias bausmes. Su žmogumi be jo žinios ir laisvo sutikimo negali būti atliekami moksliniai ar medicininiai bandymai. 22 straipsnis. Žmogaus privatus gyvenimas neliečiamas. Asmens susirašinėjimas, pokalbiai telefonu, telegrafų pranešimai ir kitoks susižinojimas neliečiami. Informacija apie privatų asmens gyvenimą gali būti renkama tik motyvuotų teismo sprendimu ir tik pagal įstatymą. Įstatymas ir teismas saugo, kad niekas nepatirtų savavališko ar neteisėto kišimosi į jo asmeninį ir šeimininį gyvenimą, kėsinimosi į jo garbę ir orumą. 23 straipsnis. Nuosavybė neliečiama. Nuosavybės teisės saugo įstatymai. Nuosavybė gali būti paimama tik įstatymo nustatyta tvarka visuomenės poreikiams ir teisingai atlyginama. 24 straipsnis. Žmogaus būstas neliečiamas. Be gyventojo sutikimo įeiti į būstą neleidžiama kitaip, kaip tik teismo sprendimu arba įstatymo nustatyta tvarka tada, kai reikia garantuoti viešąją tvarką, sulaikyti nusikaltėlį, gelbėti žmogaus gyvybę, sveikatą ar turtą. 25 straipsnis. Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas. Laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, doroviai ar ginti konstituciniai santvarkai. Laisvė reikšti įsitikinimus ir skleisti informaciją nesuderinama su nusikalstamais veiksmais, tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstimu, šmeižtu ir dezinformacija. Pilietis turi teisę įstatymo nustatytą tvarką gauti valstybės įstaigų turimą informaciją apie jį. 26 straipsnis. Minties, tikėjimo ir sąžinės laisvė yra nevaržoma. Kiekvienas žmogus turi teisę laisvai pasirinkti bet kurią religiją arba tikėjimą ir vienas ar su kitais privačiai ar viešai ją išpažinti, atlikinėti religinės apeigas, praktikuoti tikėjimą ir mokyti jo. Niekas negali kito asmens versti, nei būti verčiamas pasirinkti ar išpažinti kurią nors religiją arba tikėjimą. Žmogaus laisvė pripažinti ir skleisti religiją arba tikėjimą negali būti apribota kitaip, kaip tik įstatymu ir tik tada, kai būtina garantuoti visuomenės saugumą, viešąją tvarką, žmonių sveikatą ir dorovę, taip pat kitas asmens pagrindinės teisės ir laisvės. Tėvai ir globėjai nevaržomi rūpinasi vaikų ir globotinių religinių ir dorovinių auklėjimų pagal savo įsitikinimus. 27 straipsnis. Žmogaus įsitikinimais praktikuojama religija ar tikėjimu negali būti pateisinamas nusikaltimas ar įstatymų nevykdymas. 28 straipsnis. Įgyvendindamas savo teisės ir naudodamasis savo laisvėmis, žmogus privalo laikytis Lietuvos Respublikos konstitucijos ir įstatymų, nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių. 29 straipsnis. Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygus. Žmogaus teisų negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindų. 30 straipsnis. Asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą. Asmeniui padarytos materialinės ir moralinės žalos atlyginimą nustato įstatymas. 31 straipsnis. Asmuo laikomas nekaltu, kol jo nekaltumas neįrodytas įstatymo, nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu. Asmuo
kaltinamas padaręs nusikaltimą, turi teisę, kad jo bylą viešai ir teisingai išnagrinėtų nepriklausomas ir bešališkas teismas. Draudžiama versti duoti parodymus prieš save, savo šeimos narius ar artimus giminaičius. Bausmė gali būti skiriama ar taikoma tik remiantis įstatymu. Niekas negali būti baudžiamas už tą patį nusikaltimą antrą kartą. Asmeniui, kuris įtariamas padaręs nusikaltimą ir kaltinamajam nuo jų sulaikymo arba pirmos apklausos momento garantuojama teisė į gynybą. Taip pat ir teisė turėti advokatą. 32 straipsnis. Pilietis gali laisvai kilnotis ir pasirinkti gyvenamąją vietą Lietuvoje, gali laisvai išvykti iš Lietuvos. Šios teisės negali būti varžomos kitaip kaip tik įstatymu ir jeigu tai būtina valstybės saugumui, žmonių sveikatai apsaugoti, taip pat vykdant teisingumą. Negalima drausti piliečiui grįžti į Lietuvą. Kiekvienas lietuvis gali apsigyventi Lietuvoje. 33 straipsnis. Piliečiai turi teisę dalyvauti valdant savo šalį tiek tiesiogiai, tiek per demokratiškai išrinktus atstovus, taip pat teisė lygiomis sąlygomis stoti į Lietuvos Respublikos valstybinę tarnybą. Piliečiams laiduojama teisė kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą, apskųsti jų sprendimus. Draudžiama persekioti už kritiką. Piliečiams laiduojama peticijos teisė, kurios įgyvendinimo tvarką nustato įstatymas. 34 straipsnis. Piliečiai, kuriems rinkimų dieną yra sukakę 18 metų, turi rinkimų teisę. Teisę būti išrinktam nustato Lietuvos Respublikos konstitucija ir rinkimų įstatymai. Rinkimuose nedalyvauja piliečiai, kurie teismo pripažinti neveiksniais. 35 straipsnis. Piliečiams laiduojama teisė laisvai vienytis į bendrijas, politinės partijas ar asociacijas, jei šių tikslai ir veikla nėra priešingi konstitucijai ir įstatymams. Niekas negali būti verčiamas priklausyti kokiai nors bendrijai, politiniai partijai ar asociacijai. Politinių partijų, kitų politinių ir visuomeninių organizacijų steigimą ir veiklą reglamentuoja įstatymas. 36 straipsnis. Negalima drausti ar trukdyti piliečiams rinktis be ginklo į taikius susirinkimus. Ši teisė negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu ir tik tada, kai reikia apsaugoti valstybės ar visuomenės saugumą, viešąją tvarką, žmonių sveikatą ar dorovę arba kitų asmenų teisės ir laisvės. 37 straipsnis. Piliečiai priklausantis tautinėms bendrijoms turi teisę puoselėti savo kalbą, kultūrą ir papročius. 3 skirsnis. Visuomenė ir valstybė. 38 straipsnis. Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę. Santuoka sudaroma laisvų vyro ir moters sutarimu. Valstybė registruoja santuoką, gimimą ir mirtį. Valstybė pripažįsta bažnytinę santuokos registraciją. Sutuoktinių teisės šeimoje lygios. Tėvų teisė ir pareiga auklėti savo vaikus dorai žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti. Vaikų pareiga gerbti tėvus, globoti juos senatvėje ir tausoti jų palikimą. 39 straipsnis. Valstybė globoja šeimas, auginančias ir auklėjančias vaikus namuose, įstatymų nustatyta tvarka teikia joms paramą. Dirbančioms motinoms įstatymas numato mokamas atostogas iki gimdymo ir po jo, palankes darbo sąlygas ir kitas lengvatas. Nepilnamečius vaikus gina įstatymas. 40 straipsnis. Valstybės ir savivaldybių mokymo ir auklėjimo įstaigos yra pasaulietinės. Jose tėvų pageidavimų mokoma tikybos. Įstatymų nustatyta tvarka gali būti steigiamos nevalstybinės mokymo ir auklėjimo įstaigos. Aukštosioms mokykloms suteikiama autonomija. Valstybė prižiūri mokymo ir auklėjimo įstaigų veiklą. 41 straipsnis. Asmenims iki 16 metų mokslas privalomas. Mokymas valstybinėse ir savivaldybių bendrojo lavinimo profesinėse bei aukštesniosiuose mokyklose yra nemokamas.
Aukštasis mokslas prieinamas visiems pagal kiekvieno žmogaus sugebėjimus. Gerai besimokantiems piliečiams valstybinėse aukštosiuose mokyklose laiduojamas nemokamas mokslas. 42 straipsnis. Kultūra, mokslas ir tyrinėjimai bei dėstymas yra laisvi. Valstybė remia kultūrą ir mokslą. Rūpinasi Lietuvos istorijos, meno ir kitų kultūros paminklų bei vertybių apsaugą. Dvasinius ir materialinius autoriaus interesus susijusius su mokslo, technikos, kultūros ir meno kūryba saugo ir gina įstatymas. 43 straipsnis. Valstybė pripažįsta tradicinės Lietuvoje bažnyčias bei religinės organizacijas, o kitas bažnyčias ir religinės organizacijas, jeigu jos turi atramą visuomenėje ir jų mokymas bei apeigos neprieštarauja įstatymui ir dorai. Valstybės pripažintos bažnyčios bei kitos religinės organizacijos turi juridinio asmens teisės. Bažnyčios bei religinės organizacijos laisvai skelbia savo mokslą, atlieka savo apeigas, turi maldos namus, labdaros įstaigas ir mokyklas dvasininkams rengti. Bažnyčios bei religinės organizacijos laisvai tvarkosi pagal savus kanonus ir statutus. Bažnyčių bei kitų religinių organizacijų būklė valstybėje nustatoma susitarimu arba įstatymu. Bažnyčių bei religinių organizacijų mokslo skelbimas, kita tikybinė veikla, taip pat maldos namai negali būti naudojami tam, kas prieštarauja konstitucijai ir įstatymams. Lietuvoje nėra valstybinės religijos. 44 straipsnis. Masinės informacijos cenzūra draudžiama. Valstybė, politinės partijos, politinės ir visuomeninės organizacijos, kitos institucijos ar asmenys negali monopolizuoti masinės informacijos priemonių. 45 straipsnis. Piliečiai, tautinės bendrijos, savo tautinės kultūros reikalus, švietimą, labdarą, savitarpio pagalbą tvarko savarankiškai. Tautinėms bendrijoms valstybė teikia paramą. 4 skirsnis. Tautos ūkis ir darbas. 46 straipsnis. Lietuvos ūkis grindžiamas privačios nuosavybės teise, asmens ūkinės veiklos laisvę ir iniciatyva. Valstybė remia visuomeniai naudingas ūkinės pastangas ir iniciatyvas. Valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos geroviai. Įstatymas draudžia monopolizuoti gamybą ir rinką, saugo sąžiningos konkurencijos laisvę. Valstybė gina vartotojo interesus. 47 straipsnis. Lietuvos Respublikai išimtinė nuosavybės teisė priklauso žemės gelmės, taip pat valstybinės reikšmės vidaus vandenys, miškai, parkai, keliai, istorijos, archeologijos ir kultūros objektai. Lietuvos Respublikai priklauso išimtinės teisės į oro erdvę virš jos teritorijos, jos kontinentinį šelfą bei ekonominę zoną Baltijos jūroje. Žemę, vidaus vandenis ir miškus įsigyti nuosavybėn Lietuvos Respublikoje užsienio subjektai gali pagal konstitucinį įstatymą. Valstybės sklypai nuosavybės teisė įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis gali priklausyti užsienio valstybei, jos diplomatinėms ir konsulinėms įstaigoms kurti. 48 straipsnis. Kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą ir turi teisę turėti tinkamas, saugias ir sveikas darbo sąlygas, gauti teisingą apmokėjimą už darbą ir socialinę apsaugą nedarbo atveju. Užsieniečių darbą Lietuvos Respublikoje reguliuoja įstatymas. Priverčiamasis darbas draudžiamas. Priverčiamuoju darbu nelaikoma tarnyba kariuomenėje ar ją pakeičianti alternatyvioji tarnyba. Taip pat piliečių darbas karo, stichinės nelaimės, epidemijos ir kitais ypatingais atvejais. Priverčiamuoju darbu nelaikomas ir įstatymo reguliuojamas teismo nuteistųjų darbas. 49 straipsnis. Kiekvienas dirbantis žmogus turi teisę turėti poilsį ir laisvalaikį, taip pat kasmetines mokamas atostogas. Darbo laiko trukmę apibrėžia įstatymas. 50 straipsnis.
Profesinės sąjungos kūrėsi laisvai ir veikia savarankiškai. Jos gina darbuotojų profesinės, ekonominės bei socialinės teisės bei interesus. Visos profesinės sąjungos turi lygias teisės. 51 straipsnis. Darbuotojai, ginami savo ekonominius ir socialinius interesus, turi teisę streikuoti. Šios teisės apribojimus, įgyvendinimo sąlygas ir tvarką nustato įstatymas. 52 straipsnis. Valstybė laiduoja piliečių teisę gauti senatvės ir invalidumo pensijas, socialinę paramą nedarbo, ligos, našlystės, maitintojo netekimo ir kitais įstatymų numatytais atvejais. Valstybė rūpinasi žmonių sveikata ir laiduoja medicinos pagalbą bei paslaugos žmogui susirgus. Įstatymas nustato piliečiams nemokamos medicininės pagalbos valstybinėse gydymo įstaigose teikimo tvarką. Valstybė skatina visuomenės kūno kultūrą ir remia sportą. Valstybė ir kiekvienas asmuo privalo saugoti aplinką nuo kenksmingų poveikių. 54 straipsnis. Valstybė rūpinasi natūralios gamtinės aplinkos, gyvūnijos ir augalijos atskirų gamtos objektų ir ypač vertingų vietovių apsaugą. Prižiūri, kad su saiku būtų naudojami, taip pat atkuriami ir gausinami gamtos ištekliai. Įstatymų draudžiama niokoti žemę, jos gelmes, vandenis, teršti vandenis ir orą, daryti radiacinį poveikį aplinkai bei skurdinti augaliją ir gyvūniją. 5 skirsnis. Seimas. 55 straipsnis. Seimą sudaro tautos atstovai, 141 Seimo narys, kurie renkami 4 metams, remiantis visuotinę, lygią, tiesioginę rinkimų teisę ir slaptų balsavimų. Seimas laikomas išrinktų, kai yra išrinkta ne mažiau kaip 3/5 Seimo narių. Seimo narių rinkimų tvarką nustato įstatymas. 56 straipsnis. Seimo nariu gali būti renkamas Lietuvos Respublikos pilietis, kuris nesusijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei ir rinkimų dieną yra ne jaunesnis kaip 21 metų bei nuolat gyvena Lietuvoje. Seimo nariais negali būti renkami asmenys, nebaigę atlikti bausmės pagal teismo paskirtą nuosprendį, taip pat asmenys teismo pripažinti neveiksniais. 57 straipsnis. Eiliniai Seimo rinkimai rengiami Seimo narių įgaliojimų pabaigos metais spalio mėnesio 2 sekmadienį. Eiliniai Seimo rinkimai einantis po pirmalaikių Seimo rinkimų rengiami šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytų laiku. 58 straipsnis. Pirmalaikiai Seimo rinkimai gali būti rengiami Seimo nutarimu priimtų ne mažiau kaip 3/5 visų Seimo narių balsų daugumą. Pirmalaikius Seimo rinkimus gali paskelbti ir Lietuvos Respublikos prezidentas. Jeigu Seimas per 30 dienų nuo pateikimo nepriėmė sprendimo dėl naujos vyriausybės programos arba nuo vyriausybės programos pirmojo pateikimo per 60 dienų 2 kartus iš eilės nepritarė vyriausybės programai, vyriausybės siūlymų, jeigu Seimas pareiškė tiesioginį nepasitikėjimą vyriausybę, čia pirmalaikiai rinkimai skelbiami tais atvejais. Respublikos prezidentas negali skelbti pirmalaikių Seimo rinkimų, jeigu iki Respublikos prezidento kadencijos pabaigos liko mažiau kaip 6 mėnesiai. Taip pat jeigu po pirmalaikių Seimo rinkimų nepraėjo 6 mėnesiai. Seimo nutarime ar Respublikos prezidento akte dėl pirmalaikių Seimo rinkimų nurodoma naujo Seimo rinkimų diena. Naujo Seimo rinkimai turi būti surengti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo sprendimo dėl pirmalaikių Seimo rinkimų priėmimo. 59 straipsnis. Seimo narių įgaliojimų laikas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai naujai išrinktas Seimas susirenka į pirmąjį posėdį. Nuo šio posėdžio pradžios baigėsi anksčiau išrinktų Seimo narių įgaliojimų laikas. Išrinktas Seimo narys visas tautos atstovo teisės įgyja tik po to, kai Seime jis prisiekė būti ištikimas Lietuvos Respublikai. Seimo narys įstatymo nustatyta tvarka neprisiekęs arba prisiekęs lygtinai netenka Seimo nario mandato. Dėl to Seimas priima nutarimą.
Pareigas eidami Seimo nariai vadovaujasi Lietuvos Respublikos konstitucija, valstybės interesais, savo sąžinę ir negali būti varžomi jokių mandatų. 60 straipsnis. Seimo nario pareigos, išskyrus jo pareigą Seime, nesuderinamos su jokiamis kitokiamis pareigomis valstybinėse įstaigose ir organizacijose, taip pat su darbu verslo, komercijos bei kitose privačiose įstaigose ar įmonėse. Savo įgaliojimų laikui Seimo narys atleidžiamas nuo pareigos atlikti krašto apsaugos tarnybą. Seimo narys gali būti skiriamas tik ministru pirmininku ar ministru. Seimo nario darbas, taip pat išlaidos susijusios su jo parlamentinė veikla, atlyginimos iš valstybės biudžeto. Seimo narys negali gauti jokio kito atlyginimo, išskyrus atlyginimą už kūrybinę veiklą. Seimo nario pareigas, teisės ir veiklos garantijas nustato įstatymas. 61 straipsnis. Seimo narys turi teisę pateikti paklausimą ministrui pirmininkui, ministrams, kitų valstybės institucijų, kurias sudaro ar išrenka Seimas vadovams. Šie privalo atsakyti žodžiu ar raštu Seimo sesijoje Seimo nustatyta tvarka. Sesijos metu ne mažesnė kaip 1/5 Seimo narių grupė gali pateikti interpeliaciją ministrui, pirmininkui ar ministrui. Seimas, apsvarstęs ministro pirmininko ar ministro atsakymą į interpeliaciją, gali nutarti, jog atsakymas esąs nepatenkinamas ir pusės visų Seimo narių balsų daugumą pareikšti nepasitikėjimą ministru pirmininku ar ministru. Balsavimo tvarką nustato įstatymas. 62 straipsnis. Seimo nario asmuo neliečiamas. Seimo narys be Seimo sutikimo negali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn, suimamas, negali būti kitaip suvaržoma jo laisvė. Seimo narys už balsavimus ar kalbas Seime negali būti persekiojamas, tačiau už asmens įžeidimą ar šmeižtą jis gali būti traukiamas atsakomybėn bendraja tvarka. 63 straipsnis. Seimo nario įgaliojimai nutrūksta, kai pasibaigia įgaliojimų laikas arba susirenka į pirmąjį posėdį pirmalaikiuose rinkimuose išrinktas Seimas, jis miršta, atsistatydina, teismas pripažįsta jį neveiksniu, Seimas panaikina jo mandatą apkaltos proceso tvarka, rinkimai pripažįstami negaliojančiais arba šiurkščiai pažeidžiamas rinkimų įstatymas, pereina dirbti arba neatsisako darbo nesuderinamo su Seimo nario pareigomis. Netenka Lietuvos Respublikos pilietybės. 64 straipsnis. Seimas kasmet renkasi į 2 eilines, tai yra pavasario ir rudens sesijas. Pavasario sesija prasideda kovo 10 dieną ir baigėsi birželio 30 dieną. Rudens sesija prasideda rugsėjo 10 dieną ir baigėsi gruodžio 23 dieną. Seimas gali nutarti sesiją pratęsti. Neeilinės sesijas šaukia Seimo pirmininkas ne mažiau kaip trečdalio visų Seimo narių siūlymų, o konstitucijos nustatytais atvejais Respublikos prezidentas. 65 straipsnis. Naujai išrinktą Seimą susirinkti į pirmąjį posėdį, kuris turi įvykti ne vėliau kaip per 15 dienų po Seimo išrinkimo, kviečia Respublikos prezidentas. Jeigu Respublikos prezidentas nekviečia Seimo susirinkti, Seimo nariai renkasi patys kitą dieną pasibaigus 15 dienų terminui. 66 straipsnis. Seimo posėdžiams vadovauja Seimo pirmininkas arba jo pavaduotojas. Pirmąjį po rinkimo Seimo posėdį pradeda vyriausias pagal amžių Seimo narys. 67 straipsnis. Seimas svarsto ir priima konstitucijos pataisas, leidžia įstatymus, priima nutarimus dėl referendumų, skiria Lietuvos Respublikos prezidento rinkimus, steigia įstatymo numatytas valstybės institucijas bei skiria ir atleidžia jų vadovus, pritarė ar nepritarė Respublikos prezidento teikiamai ministro pirmininko kandidatūrai, svarsto ministro pirmininko pateiktą vyriausybės programą ir sprendžia, ar jai pritarti, vyriausybės siūlymus teigia ir panaikina Lietuvos Respublikos ministerijas, prižiūri vyriausybės veiklą, gali reikšti nepasitikėjimą ministrų pirmininku ar ministru, skiria Konstitucinio teismo teisėjus, Aukščiausiojo teismo teisėjus bei šių teismų pirmininkus,
skiria ir atleidžia valstybės kontrolierių, Lietuvos banko valdybos pirmininką, skiria savivaldybių tarybų ir savivaldybių merų rinkimus, sudaro vyriausiąją rinkimų komisiją ir keičia jos sudėtį, tvirtina valstybės biudžetą ir prižiūri, kaip jis vykdomas, nustato valstybinius mokesčius ir kitus privalomus mokėjimus, ratifikuoja ir denonsuoja Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartis, svarsto kitus užsienio politikos klausimus, nustato Respublikos administracinį suskirstimą, steigia Lietuvos Respublikos valstybinius apdovanojimus, leidžia amnestijos aktus, įveda tiesioginį valdymą, karo ir nepaprastąją padėtį, skelbia mobilizaciją ir priima sprendimą panaudoti ginkluotąsias pajėgas. 68 straipsnis. Įstatymų leidybos iniciatyvos teisė Seime priklauso Seimo nariams, Respublikos prezidentui ir vyriausybei. Įstatymų leidybos iniciatyvos teisę turi taip pat Lietuvos Respublikos piliečiai. 50 000 piliečių, turinčių rinkimų teisę, gali teikti Seimui įstatymo projektą ir jį Seimas privalo svarstyti. 69 straipsnis. Įstatymai Seime priimami laikantis įstatymo nustatytas procedūros. Įstatymai laikomi priimtais, jeigu už juos balsavo dauguma Seimo narių dalyvaujančių posėdyje. Lietuvos Respublikos konstituciniai įstatymai priimami, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė visų Seimo narių, o keičiami ne mažesnė kaip 3/5 visų Seimo narių balsų dauguma. Konstitucinių įstatymų sąrašą 3/5 Seimo narių balsų daugumą nustato Seimas. Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatos gali būti priimamos ir referendumu. 70 straipsnis. Seimo priimti įstatymai įsigalioja po to, kai juos pasirašo ir oficialiai paskelbia Lietuvos Respublikos prezidentas, jeigu pačiais įstatymais nenustatoma vėlesnė įsigaliojimo diena. Kitus Seimo priimtus aktus ir Seimo statutą pasirašo Seimo pirmininkas. Šie aktai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo, jeigu pačiais aktais nenustatoma kita įsigaliojimo tvarka. 71 straipsnis. Respublikos prezidentas Seimo priimtą įstatymą ne vėliau kaip per 10 dienų po įteikimo arba pasirašo ir oficialiai paskelbia, arba motyvuotai grąžina Seimui pakartotinai svarstyti. Jeigu nurodytų laiku Seimo priimto įstatymo Respublikos prezidentas negrąžina ir nepasirašo, toks įstatymas įsigalioja po to, kai jį pasirašo ir oficialiai paskelbia Seimo pirmininkas. Referendumu priimtą įstatymą ar kitą aktą ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pasirašyti ir oficialiai paskelbti Respublikos prezidentas. Jeigu nurodytų laiku tokio įstatymo Respublikos prezidentas nepasirašo ir nepaskelbia, įstatymas įsigalioja po to, kai jį pasirašo ir oficialiai paskelbia Seimo pirmininkas. 72 straipsnis. Respublikos prezidento grąžintą įstatymą Seimas gali iš naujo svarstyti ir priimti. Pakartotinai Seimo apsvarstytas įstatymas laikomas priimtų, jeigu buvo priimtos Respublikos prezidento teikiamos pataisos ir papildymai, arba jeigu už įstatymą balsavo daugiau kaip 1/2, o už konstitucinį įstatymą ne mažiau kaip 3/5 visų Seimo narių. Tokius įstatymus Respublikos prezidentas privalo ne vėliau kaip per 3 dienas pasirašyti ir nedelsiant oficialiai paskelbti. 73 straipsnis. Piliečių skundus dėl valstybės ir savivaldybių pareigūnų, išskyrus teisėjus, piktnaudžiavimo ir biurokratizmo tiria Seimo kontrolieriai. Jie turi teisę siūlyti teismui kaltus pareigūnus atleisti iš užimamų pareigų. Seimo kontrolierių įgaliojimus nustato įstatymas. Prireikus Seimas steigia ir kitas kontrolės institucijas, jų sistemą ir įgaliojimus nustato įstatymas. 34 straipsnis. Respublikos prezidentą, Konstitucinio teismo pirmininką ir teisėjus, Aukščiausiojo teismo pirmininką ir teisėjus, Apeliacinio teismo pirmininką ir teisėjus, Seimo narius, šiurkščiai pažeidusius Konstituciją arba sulaužiusius priesaiką, taip pat paaiškėjus, jog padarytas nusikaltimas, Seimas 3/5 visų narių balsų daugumą gali pašalinti iš užimamų pareigų ar panaikinti Seimo nario mandatą. Tai atliekama apkaltos proceso tvarka, kurią nustato Seimo statutas.
Asmuo, kurį Seimas už šiurkštų konstitucijos pažeidimą ar priesaikos sulaužymą apkaltos proceso tvarka pašalino iš užimamų pareigų ar panaikino jo Seimo nario mandatą, gali užimti konstitucijoje nurodytas pareigas, kurių ėjimo pradžia pagal konstituciją yra susieta su konstitucijoje numatytos priesaikos davimu, kai nuo Seimo sprendimo, kurio jis buvo pašalintas iš užimamų pareigų ar panaikintas jo Seimo nario mandatas, yra praėję ne mažiau kaip 10 metų. 75 straipsnis. Seimo skirti ar rinkti pareigūnai, išskyrus Konstitucijos 74 straipsnėje nurodytus asmenys, atleidžiami iš pareigų, kai Seimas visų Seimo narių balsų daugumą pareiškia jais nepasitikėjimą. 76 straipsnis. Seimo struktūrą ir darbo tvarką nustato Seimo statutas. Seimo statutas turi įstatymo galią. 6 skirsnis. Respublikos prezidentas. 77 straipsnis. Respublikos prezidentas yra valstybės vadovas. Jis atstovauja Lietuvos valstybei ir daro visą, kas jam pavesta konstitucijos ir įstatymų. 78 straipsnis. Respublikos prezidentu gali būti renkamas Lietuvos pilietis pagal kilmę ne mažiau kaip 3 pastaruosius metus gyvenęs Lietuvoje, jeigu jam iki rinkimų dienos yra suėję ne mažiau kaip 40 metų ir jeigu jis gali būti renkamas Seimo nariu. Respublikos prezidentą renka Lietuvos Respublikos piliečiai 5 metams, remdamiesi visuotinę, lygią ir tiesioginę rinkimų teisę slaptų balsavimu. Tas pats asmuo Respublikos prezidentu gali būti renkamas nedaugiau kaip 2 kartus iš eilės. 79 straipsnis. Kandidatu į Respublikos prezidentus įregistruojamas Lietuvos Respublikos pilietis, atitinkantis 78 straipsnio 1 dalies sąlygas ir surinkęs ne mažiau kaip 20 000 rinkėjų parašų. Kandidatų į Respublikos prezidento vietą skaičius neribojamas. 80 straipsnis. Respublikos prezidento eiliniai rinkimai vykdomi paskutinį sekmadienį likus 2 mėnesiam iki Respublikos prezidento kadencijos pabaigos. 81 straipsnis. Išrinktų laikomas tas kandidatas į Respublikos prezidento vietą, kuris pirmą kartą balsuojant ir dalyvaujant ne mažiau kaip pusei visų rinkėjų gavo daugiau kaip pusę visų rinkimuose dalyvavusių rinkėjų balsų. Jeigu rinkimuose dalyvavo mažiau kaip pusę visų rinkėjų, išrinktų laikomas tas kandidatas, kuris gavo daugiausia, bet ne mažiau kaip 1/3 visų rinkėjų balsų. Jeigu pirmajame balsavimo rate ne vienas kandidatas nesurenka reikiamos balsų daugumos, po 2 savaičių rengiamas pakartotinis balsavimas dėl 2 kandidatų gavusių daugiausia balsų. Išrinktų laikomas kandidatas surinkęs daugiausia balsų. Jeigu pirmajame rate dalyvavo nedaugiau kaip 2 kandidatai ir ne vienas negavo reikiamo balsų skaičiaus, rengiami pakartotiniai rinkimai. 82 straipsnis. Išrinktas Respublikos prezidentas savo pareigas pradeda eiti rytojaus dieną, pasibaigus Respublikos prezidento kadencijai, po to, kai Vilniuje dalyvaujant tautos atstovams, Seimo nariams, prisiekia tautai būti ištikimas Lietuvos Respublikai ir Konstitucijai, sąžiningai eiti savo pareigas ir būti visiems lygiai teisingas. Prisiekia ir perrinktas Respublikos prezidentas. Respublikos prezidento priesaikos aktą pasirašo jis pats ir Konstitucinio teismo pirmininkas, o jo nesant vienas iš Konstitucinio teismo teisėjų. 83 straipsnis. Respublikos prezidentas negali būti Seimo nariu, negali užimti jokių kitų pareigų ir gauti kitokio atlyginimo, išskyrus Respublikos prezidentui nustatytą atlyginimą ir atlyginimą už kūrybinę veiklą. Asmuo išrinktas Respublikos prezidentu turi sustabdyti savo veiklą politinėse partijose ir politinėse organizacijose iki naujos Respublikos prezidento rinkimų kampanijos pradžios. 84 straipsnis. Respublikos prezidentas sprendžia pagrindinius užsienio politikos klausimus ir kartu su vyriausybė vykdo užsienio politiką, pasirašo Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartis ir teikia jas Seimui ratifikuoti. Vyriausybės teikimus skiria ir atšaukia Lietuvos Respublikos diplomatinius atstovus užsienio valstybėse ir prie tarptautinių organizacijų. Priima užsienio valstybių diplomatinių atstovų įgaliojamuosius ir atšaukiamuosius raštus,
teikia aukščiausius diplomatinius rangus ir specialius vardus. Seimo pritarimu skiria ministrą pirmininką, paveda jam sudaryti vyriausybę ir tvirtina jos sudėtį. Seimo pritarimu atleidžia ministrą pirmininką, priima vyriausybės grąžinamus įgaliojimus išrinkus naują Seimą ir paveda jai eiti pareigas, kol bus sudaryta nauja vyriausybė. Priima vyriausybės atsistatydinimą ir prireikus paveda jai toliau eiti pareigas arba paveda vienam iš ministrų eiti ministro pirmininko pareigas, kol bus sudaryta nauja vyriausybė. Priima ministrų atsistatydinimą ir gali pavesti jiems eiti pareigas, kol bus paskirtas naujas ministras. Vyriausybei atsistatydinus ar vyriausybei grąžinus įgaliojimus, ne vėliau kaip per 15 dienų suteikia Seimui svarstyti ministro pirmininko kandidatūrą. Ministro pirmininko teikimu skiria ir atleidžia ministrus. Nustatyta tvarka skiria ir atleidžia įstatymų numatytus valstybės pareigūnus. Teikia Seimui aukščiausiojo teismo teisėjų kandidatūras, o paskyrus visus aukščiausiojo teismo teisėjus, iš jų teikia Seimui skirti aukščiausiojo teismo pirmininką, skiria apeliacinio teismo teisėjus, o iš jų apeliacinio teismo pirmininką, jeigu jų kandidatūroms pritarė Seimas, skiria apygardų ir apylinkių teismų teisėjus ir pirmininkus, keičia jų darbo vietas, įstatymo numatytais atvejais teikia Seimui atleisti teisėjus, Seimo pritarimu skiria ir atleidžia Lietuvos Respublikos generalinį prokurorą. Teikia Seimui 3 konstitucinio teismo teisėjų kandidatūras, o paskyrus visus konstitucinio teismo teisėjus, iš jų teikia Seimui skirti konstitucinio teismo pirmininko kandidatūrą. Teikia Seimui valstybės kontrolieriaus Lietuvos banko valdybos pirmininko kandidatūrą, gali teikti Seimui pareikšti nepasitikėjimą jais. Seimo pritarimu skiria ir atleidžia kariuomenės vadą ir saugumo tarnybos vadovą, suteikia aukščiausius karinius laipsnius, ginkluoto užpuolimo gresiančio valstybės suverenumui ir teritorijos vientisumui atveju priima sprendimus dėl gynybos nuo ginkluotos agresijos, karo padėties įvedimo, taip pat dėl mobilizacijos ir pateikia šios sprendimus tvirtinti artimiausiam Seimo posėdžiui. Įstatymo nustatyta tvarka ir atvejais skelbia nepaprastąją padėtį ir pateikia šį sprendimą tvirtinti artimiausiam Seimo posėdžiui. Daro Seime metinius pranešimus apie padėtį Lietuvoje, Lietuvos Respublikos vidaus ir užsienio politiką. Konstitucijoje numatytais atvejais šaukia neeilinę Seimo sesiją. Skelbia eilinius Seimo rinkimus, o Konstitucijos 58 straipsnio 2 dalyje numatytais atvejais pirmalaikius Seimo rinkimus. Įstatymo nustatyta tvarka teikia Lietuvos Respublikos pilietybę, skiria valstybinius apdovanojimus, teikia malonę nuteistiesiems, pasirašo ir skelbia Seimo priimtus įstatymus arba grąžina juos Seimui Konstitucijos 71 straipsnėje nustatyta tvarka. 85 straipsnis. Respublikos prezidentas, įgyvendindamas jam suteiktus įgaliojimus, leidžia aktus, dekretus, kad Respublikos prezidento dekretai nurodyti Konstitucijos 84 straipsnio 3, 15, 17 ir 21 punktuose turėtų galę, jie privalo būti pasirašyti ministro pirmininko arba atitinkamo ministro. Atsakomybė už tokį dekretą tenka jį pasirašiusiam ministrui pirmininkui arba ministrui. 86 straipsnis. Respublikos prezidento asmuo neliečiamas. Kol eina savo pareigas, jis negali būti suimtas, patrauktas baudžiamojon ar administracinėn atsakomybėn. Respublikos prezidentas gali būti prieš laiką pašalintas iš pareigų tik šiurkščiai pažeidęs Konstituciją arba sulaužęs priesaiką, taip pat paaiškėjus, jog padarytas nusikaltimas. Respublikos prezidento pašalinimo iš pareigų klausimą sprendžia Seimas apkaltos proceso tvarka. 87 straipsnis. Kai Konstitucijos 58 straipsnio 2 dalyje numatytais atvejais Respublikos prezidentas skelbia pirmalaikius Seimo rinkimus, naujai išrinktas Seimas 3/5 visų Seimo narių balsų daugumą per 30 dienų nuo pirmos posėdžio dienos gali paskelbti pirmalaikius prezidento rinkimus. Respublikos prezidentas, pageidaujantis dalyvauti rinkimuose, iš karto įregistruojamas kandidatu.
Tokiuose rinkimuose pakartotinai išrinktas Respublikos prezidentas laikomas išrinktų antrajai kadencijai, jeigu iki rinkimų praėjo daugiau kaip 3 metai po pirmosios kadencijos laiko. Jeigu praėjo mažiau negu 3 metai po pirmosios kadencijos laiko, Respublikos prezidentas renkamas tik likusiam pirmos kadencijos laikui, kuris nelaikomas antrąją kadenciją. Jeigu pirmalaikiai Respublikos prezidento rinkimai skelbiami jo antrosios kadencijos metu, tai esamas Respublikos prezidentas gali būti išrinktas tik likusiam antros kadencijos laikui. 88 straipsnis. Respublikos prezidento įgaliojimai nutrūksta, kai pasibaigia laikas, kuriam jis buvo išrinktas, įvyksta pirmalaikiai Respublikos prezidento rinkimai, atsistatydina iš pareigų, Respublikos prezidentas miršta, Seimas jį pašalina iš pareigų apkaltos proceso tvarka, Seimas, atsižvelgdamas į Konstitucinio teismo išvadą, 3/5 visų Seimo narių balsų daugumą, priima nutarimą, kuriuo konstatuojama, kad Respublikos prezidento sveikatos būklė neleidžia jam eiti savo pareigų. 89 straipsnis. Respublikos prezidentui mirus, atsistatydinus, pašalinus jį iš pareigų apkaltos proceso tvarka ar tada, kai Seimas nutarė, kad Respublikos prezidento sveikatos būklė neleidžia jam eiti pareigų, jo pareigas laikinai eina Seimo pirmininkas. Šiuo atveju Seimo pirmininkas netenka savo įgaliojimų Seime, kur jo pareigas Seimo pavedimu laikinai eina jo pavaduotojas. Išvardytais atvejais Seimas ne vėliau kaip per 10 dienų privalo paskirti Respublikos prezidento rinkimus, kurie turi būti surengti ne vėliau kaip per 2 mėnesius. Seimui negalint susirinkti ir paskelbti Respublikos prezidento rinkimus skelbia vyriausybė. Respublikos prezidentą laikinai išvykus į užsienį arba susirgus dėl to laikinai negalint eiti pareigų, tuo laiku pavaduoja Seimo pirmininkas. Laikinai pavaduodamas Respublikos prezidentą, Seimo pirmininkas negali skelbti pirmalaikių Seimo rinkimų, atleisti ar skirti ministrų be Seimo sutikimo. Tuo laikotarpiu Seimas negali svarstyti klausimo dėl nepasitikėjimo Seimo pirmininku. Jokiais kitais atvejais ir jokiems kitiems asmenims ar institucijoms negalima vykdyti Respublikos prezidento įgaliojimų. 90 straipsnis. Respublikos prezidentas turi rezidenciją. Respublikos prezidento ir jo rezidencijos finansavimą nustato įstatymas. 7 skirsnis. Lietuvos Respublikos vyriausybė. 91 straipsnis. Lietuvos Respublikos vyriausybę sudaro ministras pirmininkas ir ministrai. 92 straipsnis. Ministrą pirmininką Seimo pritarimu skiria ir atleidžia Respublikos prezidentas. Ministrus skiria ir atleidžia ministro pirmininko teikimu Respublikos prezidentas. Ministras pirmininkas ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo paskirimo pristato Seimui savo sudarytą ir Respublikos prezidento patvirtintą vyriausybę ir pateikia svarstyti jos programą. Vyriausybė gražina savo įgaliojimus Respublikos prezidentui po Seimo rinkimų arba išrinkus Respublikos prezidentą. Nauja vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdėje dalyvaujančių Seimų narių balsų dauguma pritarė jos programai. 93 straipsnis. Pradedami eiti savo pareigas, ministras pirmininkas ir ministrai Seime prisiekia būti ištikimi Lietuvos Respublikai, laikytis Konstitucijos ir įstatymų. Priesaikos tekstą nustato vyriausybės įstatymas. 94 straipsnis. Lietuvos Respublikos vyriausybė tvarko krašto reikalus, saugo Lietuvos Respublikos teritorijos neliečiamybę, garantuoja valstybės saugumą ir viešąją tvarką, vykdo įstatymus ir Seimo nutarimus dėl įstatymų įgyvendinimo, taip pat Respublikos prezidento dekretus. Koordinuoja ministerijų ir kitų vyriausybės įstaigų veiklą, rengia valstybės biudžeto projektą ir teikia jį Seimui, vykdo valstybės biudžetą, teikia Seimui biudžeto įvykdymo apyskaitą, rengia ir teikia Seimui svarstyti įstatymų projektus, užmezga diplomatinius santykius ir palaiko ryšius su užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, vykdo kitas pareigas, kurias vyriausybei paveda Konstitucija ir kiti įstatymai. 95 straipsnis. Lietuvos Respublikos vyriausybė valstybės valdymo reikalus sprendžia posėdžiuose visų vyriausybės narių balsų daugumą priimdama nutarimus. Vyriausybės posėdžiuose taip pat gali dalyvauti valstybės kontrolierius. Vyriausybės nutarimus pasirašo ministras pirmininkas ir tos srities ministras. 96 straipsnis.
Lietuvos Respublikos vyriausybė solidariai atsako Seimui už bendrą vyriausybės veiklą. Ministrai, vadovaudami jiems pavestoms valdymo sritims, atsakingi Seimui, Respublikos prezidentui ir tiesiogiai pavaldus ministrui pirmininkui. 97 straipsnis. Ministras pirmininkas atstovauja Lietuvos Respublikos vyriausybei ir vadovauja jos veiklai. Kol nėra ministro pirmininko ar jis negali eiti savo pareigų, Respublikos prezidentas neilgesniam kaip 60 dienų laikotarpiui ministro pirmininko teikimu paveda vienam iš ministrų jį pavaduoti, o kai tokio teikimo nėra, Respublikos prezidentas vienam iš ministrų paveda pavaduoti ministrą pirmininką. 98 straipsnis. Ministras vadovauja ministerijai, sprendžia ministerijos kompetencijai priklausančius klausimus, taip pat vykdo kitas įstatymų numatytas funkcijas. Ministrą laikinai gali pavaduoti ir ministro pirmininko paskirtas kitas vyriausybės narys. 99 straipsnis. Ministras pirmininkas ir ministrai negali užimti jokių kitų renkamų ar skiriamų pareigų, dirbti verslo, komercijos ar kitokiose privačiose įstaigose ar įmonėse. Taip pat gauti kitokį atlyginimą išskyrus jam nustatytą pagal pareigas vyriausybėje bei užmokestį už kūrybinę veiklą. 100 straipsnis. Ministras pirmininkas ir ministrai negali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn, suimti, negali būti kitaip suvaržyta jų laisvė bei iš ankstinio Seimo sutikimo. O tarp Seimo sesijų bei iš ankstinio Respublikos prezidento sutikimo. 101 straipsnis. Seimo reikalavimų vyriausybė arba atskiri ministrai turi atsiskaityti Seime už savo veiklą. Kai pasikeičia daugiau kaip pusė ministrų, vyriausybė turi iš naujo gauti Seimo įgaliojimus. Priešingu atveju vyriausybė turi atsistatydinti. Vyriausybė privalo atsistatydinti taip pat šiais atvejais. Kai Seimas 2 kartus iš eilės nepritarė naujai sudarytos vyriausybės programai, kai Seimas visų Seimo narių balsų daugumą slaptų balsavimų pareiškė nepasitikėjimą vyriausybę ar ministrų pirmininku, kai ministras pirmininkas atsistatydina ar miršta, po Seimo rinkimų, kai sudaroma nauja vyriausybė. Ministras privalo atsistatydinti, kai nepasitikėjimą juo slaptų balsavimų pareiškia daugiau kaip pusė visų Seimo narių. Vyriausybės ar ministro atsistatydinimą priima Respublikos prezidentas. 8 skirsnis. Konstitucinis teismas. 102 straipsnis. Konstitucinis teismas sprendžia, ar įstatymai ir kiti Seimo aktai neprieštarauja Konstitucijai, o Respublikos prezidento ir vyriausybės aktai neprieštarauja Konstitucijai arba įstatymams. Konstitucinio teismo statusą ir jo įgaliojimo vykdymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo įstatymas. 103 straipsnis. Konstitucinį teismą sudaro 9 teisėjai, skiriami 9 metams ir tik vienai kadencijai. Konstitucinis teismas kas 3 metai atnaujinamas 1/3. Po 3 kandidatus į Konstitucinio teismo teisėjus skiria Seimas iš kandidatų, kuriuos pateikia Respublikos prezidentas, Seimo pirmininkas ir aukščiausiojo teismo pirmininkas, o teisėjais juos skiria Seimas. Konstitucinio teismo pirmininką iš šio teismo teisėjų skiria Seimas Respublikos prezidento teikimu. Konstitucinio teismo teisėjais gali būti skiriami nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos piliečiai, turintys aukštąjį teisinį išsilavinimą ir nemažesnį kaip 10 metų teisinio ar mokslinio pedagoginio darbo pagal teisininko specialybės stažą. 104 straipsnis. Konstitucinio teismo teisėjai, eidami savo pareigas, yra nepriklausomi nuo jokios valstybinės institucijos, asmens ar organizacijos ir vadovaujasi tik Lietuvos Respublikos konstitucija. Prieš pradėdami eiti savo pareigas, Konstitucinio teismo teisėjai Seime prisiekia būti ištikimi Lietuvos Respublikai ir konstitucijai. Konstitucinio teismo teisėjams taikomi darbo ir politinės veiklos apribojimai, nustatyti teismų teisėjams. Konstitucinio teismo teisėjai turi tokią pat asmens neliečiamybės teisę kaip ir Seimo nariai. 105 straipsnis. Konstitucinis teismas
nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Lietuvos Respublikos konstitucijai, Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai. Konstitucinis teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja konstitucijai ir įstatymams Respublikos prezidento aktai, Respublikos vyriausybės aktai. Konstitucinis teismas teikia išvadas, ar nebuvo pažeisti rinkimų įstatymai per Respublikos prezidento ar Seimo narių rinkimus, ar Respublikos prezidento sveikatos būklė leidžia jam ir toliau eiti pareigas, ar Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys neprieštarauja konstitucijai, ar Seimo narių ir valstybės pareigūnų, kuriems pradėta apkaltos byla, konkretūs veiksmai neprieštarauja konstitucijai. 106 straipsnis. Teisė kreiptis į Konstitucinį teismą dėl 105 straipsnio pirmojoje dalyje nurodytų aktų turi vyriausybė ne mažiau kaip 1/5 visų Seimo narių, taip pat teismai. Dėl Respublikos prezidento aktų sutikimo su konstitucija ir įstatymais į Konstitucinį teismą turi teisę kreiptis ne mažiau kaip 1/5 visų Seimo narių ir teismai. Dėl vyriausybės aktų sutikimo su konstitucija ir įstatymais į Konstitucinį teismą gali kreiptis ne mažiau kaip 1/5 visų Seimo narių, teismai, taip pat Respublikos prezidentas. Kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindų priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucinės teisės ar laisvės ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemonės. Šios teisės įgyvendinimo tvarką nustato Konstitucinio teismo įstatymas. Respublikos prezidento teikimas Konstituciniam teismui ar Seimo nutarimas ištirti, ar aktas sutinka su konstitucija, sustabdo šio akto galiojimą. Prašyti Konstitucinio teismo išvados gali Seimas, o dėl Seimo rinkimų ir tarptautinių sutarčių ir Respublikos prezidentas. Konstitucinis teismas turi teisę atsisakyti priimti nagrinėti bylą ar rengti išvadą, jeigu kreipimasis grindžiamas neteisiniais motyvais. 107 straipsnis. Lietuvos Respublikos įstatymas ar jo dalis arba kitas Seimo aktas ar jo dalis, Respublikos prezidento aktas, vyriausybės aktas ar jo dalis negali būti taikomi nuo tos dienos, kai oficialiai paskelbiamas Konstitucinio teismo sprendimas, kad atitinkamas aktas ar jo dalis prieštarauja Lietuvos Respublikos konstitucijai. Konstitucinio teismo sprendimai klausimais, kuriuos konstitucija priskiria jo kompetencijai, yra galutiniai ir neskundžiami. Byloje pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodyto asmens kreipimasi priimtas Konstitucinio teismo sprendimas, kad Lietuvos Respublikos įstatymas ar jo dalis arba kitas Seimo aktas ar jo dalis, Respublikos prezidento aktas, vyriausybės aktas ar jo dalis prieštarauja konstitucijai, yra pagrindas įstatymų nustatyta tvarka atnaujinti procesą dėl pažeistų to asmens konstitucinių teisių ar laisvių įgyvendinimo. Remdamasis Konstitucinio teismo išvadomis, Konstitucijos 105 straipsnio 3 dalyje nurodytus klausimus galutinai sprendžia Seimas. 108 straipsnis. Konstitucinio teismo teisėjo įgaliojimai nutrūksta, kai pasibaiga įgaliojimų laikas, jis miršta, atsistatydina, negali eiti savo pareigų dėl sveikatos būklės, Seimas jį pašalina iš pareigų apkaltos proceso tvarka. 9 skirsnis. Teismas. 109 straipsnis. Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai. Teisėjai ir teismai vykdydami teisingumą yra nepriklausomi. Teisėjai nagrinėjami bylas klauso tik įstatymų. Teismas priima sprendimus Lietuvos Respublikos vardu. 110 straipsnis. Teisėjas negali taikyti įstatymo, kuris prieštarauja konstitucijai, tais atvejais, kai yra pagrindo manyti, kad įstatymas ar kitas teisinis aktas, kuris turėtų būti taikomas konkrečioje byloje, prieštarauja konstitucijai, teisėjas sustabdo šios bylos nagrinėjimą ir kreipiasi į Konstitucinį teismą prašydamas spręsti, ar šis įstatymas ar kitas teisinis aktas atitinka konstituciją.
111 straipsnis. Lietuvos Respublikos teismai yra Lietuvos aukščiausiasis teismas, Lietuvos apeliacinis teismas, apygardų ir apylinkių teismai. Administracinių, darbo, šeimos ir kitų kategorijų byloms nagrinėti pagal įstatymą gali būti įsteigti specializuoti teismai. Teismai su ypatingais įgaliojimais taikos metu Lietuvos Respublikoje negali būti steigiami. Teismų sudarimą ir kompetenciją nustato Lietuvos Respublikos teismų įstatymas. 112 straipsnis. Teisėjais Lietuvoje gali būti tik Lietuvos Respublikos piliečiai. Aukščiausiojo teismo teisėjus, o iš jų pirmininką skiria ir atleidžia Seimas Respublikos prezidento teikimu. Apeliacinio teismo teisėjus, o iš jų pirmininką skiria Respublikos prezidentas Seimo pritarimu. Apylinkių, apygardų ir specializuotų teismų teisėjus ir pirmininkus skiria, jų darbo vietas keičia Respublikos prezidentas. Dėl teisėjų paskirimo, paaukštinimo, perkelimo ar atleidimo iš pareigų Respublikos prezidentui pataria specialiai įstatymo numatyta teisėjų institucija. Asmuo paskirtas teisėjų įstatymo nustatyta tvarka prisiekia būti ištikimas Lietuvos Respublikai, vykdyti teisingumą tik pagal įstatymą. 113 straipsnis. Teisėjas negali užimti jokių kitų renkamų ar skiriamų pareigų, dirbti verslo, komercijos ar kitokiose privačiose įstaigose ar įmonėse. Jis taip pat negali gauti jokio kito atlyginimo išskyrus teisėjo atlyginimą bei užmokestį už pedagoginę ar kūrybinę veiklą. Teisėjas negali dalyvauti politinių partijų ir kitų politinių organizacijų veikloje. 114 straipsnis. Valstybinės valdžios ir valdymo institucijų, Seimo narių ir kitų pareigūnų, politinių partijų, politinių ir visuomeninių organizacijų ar piliečių kišimasis į teisėjo ar teismo veiklą draudžiamas ir užtraukia įstatymo numatytą atsakomybę. Teisėjas negali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, suimtas, negali būti kitaip suvaržytojo laisvė be Seimo, o tarp Seimo sesijų be Respublikos prezidento sutikimo. 115 straipsnis. Lietuvos Respublikos teismų teisėjai atleidžiami iš pareigų įstatymų nustatyta tvarka šiais atvejais. Savo norų, pasibaigus įgaliojimo laikui arba sulaukę įstatymą nustatyto pensinio amžiaus, dėl sveikatos būklės, išrinkus į kitas pareigas arba jų sutikimu perkelus į kitą darbą, kai savo poelgiu pažemino teisėjo vardą, kai įsiteisėja juos apkaltinę teismų nuosprendžiai. 116 straipsnis. Aukščiausiojo teismo pirmininką ir teisėjus, taip pat apeliacinio teismo pirmininką ir teisėjus už šiurkštų konstitucijos pažeidimą arba priesaikos sulaužymą, taip pat paaiškėjus, jog padarytas nusikaltimas, Seimas gali pašalinti iš pareigų apkaltos proceso tvarka. 117 straipsnis. Visose teismuose bylos nagrinėjamos viešai. Teismo posėdis gali būti uždaras, žmogaus asmeninio ar šeimininio gyvenimo slaptumui apsaugoti, taip pat jeigu viešai nagrinėjama byla gali atskleisti valstybinę, profesinę ar komercinę paslaptį. Teismo procesas Lietuvos Respublikoje vyksta valstybinė kalba. Asmenims nemokantiems lietuvių kalbos garantuojama teisė dalyvauti tardymo ir teisminiuose veiksmuose per vertėją. 118 straipsnis. Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja, valstybinį kaltinimą baudžiamosiose bylose palaiko prokuroras. Prokuroras įstatymo nustatytais atvejais gina asmens, visuomenės ir valstybės teisės bei teisėtus interesus. Prokuroras, vykdydamas savo funkcijas, yra nepriklausomas ir klauso tik įstatymo. Lietuvos Respublikos prokuratūra yra generalinė prokuratūra ir teritorinės prokuratūros. Generalinį prokurorą skiria ir atleidžia Respublikos prezidentas Seimo pritarimu. Prokurorų skirimo ir atleidimo tvarką, jų statusą nustato įstatymas. 10 skirsnis. Vietos savivalda ir valdymas. 119 straipsnis. Savivaldos teisė laiduojama įstatymo numatytiems valstybės teritorijos administraciniams vienetams. Ji įgyjama per savivaldybių tarybas ir savivaldybių merus. Savivaldybių tarybų nariais Lietuvos Respublikos piliečius ir kitus nuolatinius administracinio vieneto gyventojus, savivaldybių merus,
Lietuvos Respublikos piliečius pagal įstatymą 4 metams renka Lietuvos Respublikos piliečiai ir kiti nuolatiniai administracinio vieneto gyventojai, remdamiesi visuotinę, lygią ir tiesioginę rinkimų teisę slaptų balsavimų. Savivaldos institucijų organizavimo ir veiklos tvarką nustato įstatymas. 120 straipsnis. Valstybė remia savivaldybės. Savivaldybės pagal konstitucijos bei įstatymo apibrėžtą kompetenciją veikia laisvai ir savarankiškai. 121 straipsnis. Savivaldybės sudaro ir tvirtina savo biudžetą. Savivaldybių tarybos turi teisę įstatymo numatytose ribose ir tvarka nustatyti vietinės rinkliavas, savo biudžeto sąskaitą savivaldybių tarybos gali numatyti mokesčių bei rinkliavų lengvatas. 122 straipsnis. Savivaldybių tarybos ir savivaldybių merai dėl jų teisių pažeidimo turi teisę kreiptis į teismą. 123 straipsnis. Aukštesniuosiuose administraciniuose vienetuose įstatymo nustatyta tvarka valdymą organizuoja vyriausybė. Ar savivaldybės laikosi konstitucijos ir įstatymų, ar vykdo vyriausybės sprendimus, prižiūri vyriausybės skiriami atstovai. Vyriausybės atstovo įgaliojimus ir jų vykdymo tvarką nustato įstatymas. Įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka savivaldybės teritorijoje Seimas gali laikinai įvesti tiesioginį valdymą. 124 straipsnis. Savivaldybių tarybų ir savivaldybių merų aktai ar veiksmai pažeidžiančias piliečių ar organizacijų teisės gali būti skundžiami teisme. 11 skirsnis. Finansai ir valstybės biudžetas. 125 straipsnis. Lietuvos Respublikoje Centrinis bankas yra Lietuvos bankas, kuris nuosavybės teise priklauso Lietuvos valstybei. Lietuvos banko organizavimo ir veiklos tvarka, taip pat įgaliojimus ir Lietuvos banko valdybos pirmininko teisinį statusą bei jo atleidimo pagrindus nustato įstatymas. 126 straipsnis. Lietuvos bankui vadovauja banko valdyba, kurią sudaro pirmininkas, jo pavaduotojai ir nariai. Lietuvos banko valdybos pirmininkas skiria 5 metams Seimas Respublikos prezidento teikimu. 127 straipsnis. Lietuvos biudžetinę sistemą sudaro savarankiškas Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, taip pat savarankiški vietos savivaldybių biudžetai. Valstybės biudžeto pajamos formuojamos iš mokesčių, privalomų mokėjimų, rinkliavų, pajamų iš valstybinio turto ir kitų įplaukų. Mokesčius, kitas įmokas į biudžetus ir rinkliavas nustato Lietuvos Respublikos įstatymai. 128 straipsnis. Sprendimus dėl valstybės paskolos ir valstybės kitų esminių turtinių įsipareigojimų priima Seimas vyriausybės siūlymų. Valstybinio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo tvarką nustato įstatymas. 129 straipsnis. Biudžetiniai metai prasideda sausio 1 dieną ir baigiasi gruodžio 31 dieną. 130 straipsnis. Valstybės biudžeto projektą sudaro vyriausybė ir pateikia Seimui ne vėliau kaip prieš 75 dienas iki biudžetinių metų pabaigos. 131 straipsnis. Valstybės biudžeto projektą svarsto Seimas ir tvirtina įstatymų iki naujųjų biudžetinių metų pradžios. Svarstydamas biudžeto projektą, Seimas gali didinti išlaidas, tik nurodydamas šių išlaidų finansavimo šaltinius. Negalima mažinti įstatymų numatytų išlaidų, kol tie įstatymai nepakeisti. 132 straipsnis. Jeigu valstybės biudžetas laiku nepatvirtinamas, jo išlaidos biudžetinių metų pradžioje kiekvieną mėnesį negali viršyti praėjusių metų valstybės biudžeto 1/12 išlaidų. Biudžetiniais metais Seimas gali pakeisti biudžetą. Jis keičiamas pagal tą pačią tvarką, pagal kurią sudaromas, priimamas ir patvirtinamas. Prireikus Seimas gali patvirtinti papildomą biudžetą. 12 skirsnis. Valstybės kontrolė. 133 straipsnis. Valstybės kontrolės sistemą ir įgaliojimus nustato įstatymas. Valstybės kontroliai vadovauja valstybės kontrolierius, kurį 5 metams Respublikos prezidento teikimu skiria Seimas. Valstybės kontrolierius, pradėdamas eiti pareigas, prisiekia. Priesaiką nustato įstatymas. 134 straipsnis. Valstybės kontrolė
prižiūri, ar teisėtai valdomas ir naudojamas valstybės turtas ir kaip vykdomas valstybės biudžetas. Valstybės kontrolierius teikia Seimui išvadą apie metinę biudžeto įvykdymo apyskaitą. 13 skirsnis – Užsienio politika ir valstybės gynimas. 135 straipsnis. Lietuvos Respublika įgyvendinama užsienio politika vadovaujasi visuotinai pripažintais tarptautinės teisės principais ir normomis, siekia užtikrinti šalies saugumą ir nepriklausomybę, piliečių gerovę ir pagrindinės jų teisės bei laisvės, prisideda prie teisę ir teisingumu pagrįstos tarptautinės tvarkos kūrimo. Lietuvos Respublikoje karo propaganda draudžiama. 136 straipsnis. Lietuvos Respublika dalyvauja tarptautinėse organizacijose, jei tai neprieštarauja valstybės interesams ir jos nepriklausomybei. 137 straipsnis. Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti masinio naikimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. 138 straipsnis. Seimas ratifikuoja ar denonsuoja šias Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartis. Dėl Lietuvos Respublikos valstybės sienų pakeitimo, dėl politinio bendradarbiavimo su užsienio valstybėmis, tarpusavio pagalbos, taip pat su valstybės gynyba susijusias gynybinio pobūdžio sutartis, dėl atsisakymo naudoti jėgą ir grasinti jėga, taip pat taikos sutartis, dėl Lietuvos Respublikos ginkluotųjų pajėgų buvimo ir jų statuso užsienio valstybės teritorijose, dėl Lietuvos Respublikos dalyvavimo universaliuose tarptautinėse organizacijose bei regioninėse tarptautinėse organizacijose, daugiašalės arba ilgalaikės ekonominės sutartis. Įstatymuose, taip pat tarptautinėse sutartise gali būti numatyti ir kiti atvejai, kai Seimas ratifikuoja Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartis. Tarptautinės sutartys, kurias ratifikavo Lietuvos Respublikos Seimas, yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis. 139 straipsnis. Lietuvos valstybės gynimas nuo užsienio ginkluoto užpuolimo kiekvieno Lietuvos Respublikos piliečio teisė ir pareiga. Įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos piliečiai privalo atlikti karo ar alternatyvėje krašto apsaugos tarnybą. Krašto apsaugos organizavimą nustato įstatymai. 140 straipsnis. Svarbiausius valstybės gynybos klausimus svarsto ir koordinuoja Valstybės gynimo taryba, į kurią įeina Respublikos prezidentas, ministras pirmininkas, Seimo pirmininkas, krašto apsaugos ministras ir kariuomenės vadas. Valstybės gynimo tarybai vadovauja Respublikos prezidentas. Jos sudarimo, veiklos tvarką ir įgaliojimus nustato įstatymas. Vyriausiasis valstybės ginkluotųjų pajėgų vadas yra Respublikos prezidentas. Už valstybės ginkluotųjų pajėgų tvarkymą ir vadovavimą joms Seimui yra atsakingi vyriausybė, krašto apsaugos ministras, kariuomenės vadas. Krašto apsaugos ministru negali būti neišėjęs į atsargą karys. 141 straipsnis. Asmenys atliekantis tikrąją karo arba alternatyvėje tarnybą, taip pat neišėję į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkai, puskarininkiai ir liktiniai, kitų sukarintų ir saugumo tarnybų apmokomi pareigūnai negali būti Seimo nariais, savivaldybių tarybų nariais ir savivaldybių merais. Jie negali užimti renkamų ar skiriamų pareigų civilinėje valstybinėje tarnyboje, dalyvauti politinių partijų ir politinių organizacijų veikloje. 142 straipsnis. Seimas įveda karo padėtį, skelbia mobilizaciją ar demobilizaciją, priima sprendimą panaudoti ginkluotąsias pajėgas, kai prireikia ginti tėvynę arba vykdyti Lietuvos valstybės tarptautinius įsipareigojimus. Ginkluoto užpuolimo atveju, kai kyla grėsmė valstybės suverenumui ar teritorijos vientisumui, Respublikos prezidentas nedelsdamas priima sprendimą dėl gynybos nuo ginkluotos agresijos, įveda karo padėtį visoje valstybėje ar jos dalyje, skelbia mobilizaciją ir teikia šiuos sprendimus tvirtinti artimiausiam Seimo posėdžiui, o tarp Seimo sesijų nedelsdamas šaukia neeilinę Seimo sesiją. Seimas patvirtina arba panaikina Respublikos prezidento sprendimą.
143 straipsnis. Jeigu karo veiksmų metu turi būti rengiami eiliniai rinkimai, Seimas arba Respublikos prezidentas priima sprendimą pratęsti Seimo, Respublikos prezidento ar savivaldybių tarybų ir savivaldybių merų rinkimus. Šiuo atveju rinkimai turi būti skiriami ne vėliau kaip po 3 mėnesių karui pasibaigus. 144 straipsnis. Jeigu valstybėje iškyla grėsmė konstituciniai santvarkai ar visuomenės rimčiai, Seimas gali visoje valstybės teritorijoje ar jos dalyje įvesti nepaprastąją padėtį. Jos trukmė iki 6 mėnesių. Tarp Seimo sesijų neatidėliotinais atvejais tokį sprendimą turi teisę priimti Respublikos prezidentas, kartu šaukdamas neeilinę Seimo sesiją svarstyti šio klausimo. Seimas patvirtina arba panaikina Respublikos prezidento sprendimą. Nepaprastąją padėtį reguliuoja įstatymas. 145 straipsnis. Įvedus karo ar nepaprastąją padėtį, laikinai gali būti apribojamos teisės ir laisvės nurodytos Konstitucijos 22, 24, 25, 32, 35 ir 36 straipsniuose. 146 straipsnis. Valstybė globoja ir aprūpina karius, kurie eidami karo tarnybą nustoja sveikatos. Taip pat karo tarnybą einant žuvusių ar mirusių karių šeimas. Valstybė aprūpina ir piliečius, kurie gindami valstybę nustojo sveikatos. Taip pat šeimas tų piliečių, kurie gindami valstybę žuvo ar mirė. 14 skirsnis. Konstitucijos keitimas. 147 straipsnis. Sumanymą keisti ar papildyti Lietuvos Respublikos konstituciją turi teisę pateikti Seimui ne mažesnė kaip 1/4 visų Seimo narių grupė arba ne mažiau kaip 300 000 rinkėjų. Nepaprastosios padėties ar karo padėties metu konstitucija negali būti taisoma. 148 straipsnis. Konstitucijos 1 straipsnio nuostata Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika, gali būti pakeista tik referendumu, jeigu už tai pasisakytų ne mažiau kaip 3/4 Lietuvos piliečių turinčių rinkimų teisę. Tik referendumu gali būti keičiamos 1 skirsnio Lietuvos valstybė bei 14 skirsnio konstitucijos keitimas nuostatos. Konstitucijos pataisos dėl kitų konstitucijos skirsnių turi būti svarstomos ir dėl jų balsuojama Seime 2 kartus. Tarp šių balsavimų turi būti daroma ne mažesnė kaip 3 mėnesių pertrauka. Įstatymo projektas dėl konstitucijos keitimo laikomas Seimo priimtų, jeigu kiekvieno balsavimo metu už tai balsavo ne mažiau kaip 2/3 visų Seimo narių. Nepriimta konstitucijos pataisa Seimui iš naujo svarstyti gali būti teikiama ne anksčiau kaip po metų. 149 straipsnis. Priimtą įstatymą dėl konstitucijos keitimo pasirašo Respublikos prezidentas ir ne vėliau kaip per 5 dienas oficialiai paskelbia. Jeigu nurodytų laiku tokio įstatymo Respublikos prezidentas nepasirašo ir nepaskelbia, šis įstatymas įsigalioja, kai jį pasirašo ir oficialiai paskelbia Seimo pirmininkas. Įstatymas dėl konstitucijos keitimo įsigalioja ne anksčiau kaip po 1 mėnesio nuo jo priėmimo. Baigiamieji nuostatai. 150 straipsnis. Lietuvos Respublikos konstitucijos sudedamąja dalimi yra 1991 m. vasario 11 dienos konstitucinis įstatymas dėl Lietuvos valstybės, 1992 m. birželio 8 dienos konstitucinis aktas dėl Lietuvos Respublikos nesijungimo į postsovietinės rytų sąjungas, 1992 m. spalio 25 dienos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos konstitucijos įsigaliojimo tvarkos, 2004 m. Liepos 14 dienos konstitucinis aktas dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje. 151 straipsnis. Ši Lietuvos Respublikos konstitucija įsigalioja kitą dieną po referendumo rezultatų oficialaus paskelbimo ir su sąlyga, jeigu referendume jai pritars daugiau kaip pusė visų Lietuvos Respublikos piliečių turinčių rinkimų teisę. 152 straipsnis. Šios konstitucijos ir jos atskirų nuostatų įsigaliojimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos konstitucijos įsigaliojimo tvarkos.
kuris priimamas referendumu kartu su šia Lietuvos Respublikos konstitucija. 153 straipsnis. Kai ši Lietuvos Respublikos konstitucija bus priimta referendumu, Lietuvos Respublikos Seimas iki 1993 m. spalio 25 dienos 3/5 visų Seimo narių balsų daugumą gali pakeisti Lietuvos Respublikos konstitucijos nuostatas. 154 straipsnis. Referendumu priimta Lietuvos Respublikos konstitucija ir Lietuvos Respublikos įstatymą dėl Lietuvos Respublikos konstitucijos įsigaliojimo tvarkos pasirašo ir ne vėliau kaip per 15 dienų skelbia Lietuvos Respublikos aukščiausiosios tarybos pirmininkas. 1992 m. lapkričio 6 diena Vilnius.